Miegojom šiąnakt čia ant tokio kalno. Šita trasa yra žygiam ir dviračiam, daug kas čia važiuoja. Nežinau, ar čia matosi, ar nesimato ant kokio nuolydžio, nežinau kaip pasakyti. Nu, ta prasme, skersai miegojom, aš buvau sulindus į sieną. Ir palei sieną pas mus yra mygtukai, kur įsijungia šviesa. Tai aš nežinau, kiek naktį buvau įjungus tą šviesą su koja. Tiesiog buvau prilipus prie sienos. Dabar eisim pasižvalgyti su Leonu, kol tėtis lovą paklos. Einam, Leonai? Einam. Nu, gerai, einam. Ten einam. Kalną. Lydelė. Nu jo, čia trasa rašė, kad yra 38 kilometrų. Bet aišku, mes jos neįsim. Biškutį mums per daug. Bet mes čia tik trumpam užlipom, nežinau, kad mes čia 5 minutės gal trukom. Tai jau va, tokie vaizdžiukai. Fainai. Matai, kaip mes esame aukštai, Leonai? Mūsų mašina kažkur, nežinau, žemai.
Labadiena. Labadiena. Esame prie Pilies. 13 amžiaus istorinio paminklo, kur gyveno kažkas karališkas. Herbas karališkas. Keičiamės. Labai gražiai pilys, anie Leonai. Gerai. Kaip Italija vadinasi tas parkas? Miestas. Labai panašiai Liuksemburgą kažkaip. Liuksemburg, jo. Didelis parkas. Kalnas. Labai gražus parkas. Labai įsiskaitus kaip piliavietė, nes aplinkui vien pilis. Na ja. Mes čia plaukiam. Tik aš jau ten tų kitų pilių pavadinimų neatsimenu. Plaukiam kitur, Leonai. Plaukiamės kitur. Šita pilis, būtent va šita, kur dabar buvom, tai Razenburgo pilis. O kitos pavadinimo, tu buvai įsivedęs, kai važiavam, aš neatsimenu kažkoks šlecha kažkokia. Jo, bet jos visos yra viena šalia kitos labai. Sakai, per čia grįšim? Pavalgysim vakarienę. Bandysim važiuoti toliau. Tvirta para kelionėje. Mums biškį šalta. Šiaip viskas gerai. 10 laipsnių. Sustojom vėl parkinge. Fūrų aplinkui. Pilna fūrų. Sustojom vien dėl to, kad yra šalia. Kas čia šalia yra mūsų? Tai ne? Kas ten? Jo. Jūrvus. Bandysim to lysti į jūrvus, į stalaktitai. Taip vadinas, man atrodo. Taip. Stalai daug, iš tikrųjų labai daug aplinkui, ko visko yra, bet nelabai įmanoma yra apriepti. Miegam aikšteliai, atrodo saugiai, viskas gerai. Iki ryto.